Tai treneri, ko gero, sunku kažką kalbėti po tokių rungtynių, kur turbūt geriausia užmiršt, važiuoti toliau ir neprisiminti šitų rungtynių, nes kažkas baisaus. Taip, kažkas baisaus, atrodo, ruošiamės ne to, kad, su Jurbarku turėjom jau tokias gana silpnokas rungtynės, šiandien taip pat. Čia aišku, aš prisiemu savo atsakomybę, turbūt nepriverčiau vyručių patikėti, kad mes esame jauna komanda, turim arti aikštelėje, bet kadangi taip nevyksta, tai nežinau, bandysim spręsti tos reikalus ir pakeisti savo mentalitetą. Buvo ta pralaimėjimo serija, bet ten tie pralaimėjimai iš esmės nelygus pralaimėjimams, nes buvo dalis tų rungtynių, kur ten vos keliais taškais buvo pralaimėta. Ar čia galbūt tie keli pralaimėjimai taip nustumė komandą į tokią netikėjimo zoną, kai dabar jau ženklų su Jurbarku buvo, kad nieko gero ir dabar šiandien apskritai nebuvo jokių vilčių? Gali būti, kad tie tokie skaudus keli pralaimėjimai psichologiškai veikia, bet jeigu mes nemokam tvarkyti psichologą, reikės samdyti psichologą, kaip pasakyti, to krepšinis nesibaigia. Reikia rytoj kita diena, ketvirtadienį kitos rungtynės. Tiesiog reikia sulošti, ką mes galim ir viskas, ir pirmyn toliau. Aišku, komandoje tikrai ne visi žemaičiai, bet ko gero to žemaitiško kovingumo reikės įpūsti. Taip, reikės pakeisti kažką.